Jachtos Ambersail buriuotojai jau 4 dieną plaukia įtampos kupinų ritmu. Dieną pasikeli vieną iš didžiųjų burių, vadinamus genakerius, o 8 tamsos valandoms genakerį pakeičia mažesnė burė – ričerių. Avarijos naktį irgi viskas vyko pagal tą patį planą. Dieną pūtė 20-30 mazgų vėjas, bangos buvo gana tvarkingos, oras gražus, tai lėkėm su dainom, sako kapitonas Simas Stepanavičius. Švintant, vėjas ėmė stiprėti, iš pradžių iki 30-35 mazgų, vėliau iki 42, dar po minutės iki beveik 50, o tai beveik 100 km per valandą. Buriuotojai nusprendė neberizikuoti ir šiek tiek nuleisti bures, tačiau vos pradėjus darbą, jachtą pagriebė 60 mazgų gūsis. Jachtos priekis įsmigo į bangą, laivagalis nučiuožė pavėjui, laivas beveik atsigulė ant vandens ir pasisuko prieš vėją. Burės apačia užkabino vandenį ir labai tvirtas audinys suplyšo kaip popierinė nosinė. Burės skutai velkasi vandeniu, laivas purtosi lyg drugio krečiamas, triukšmas pragariškas, įspūdžiais dalinasi kapitonas. Kol buriuotojai susitvarkė suplyšusią burę, patikėjo saulė, vėjas aprimo. Kitai pamainai perėmus vairą, vėl nemaloni staigmena. Susisuka priekinė burė. Botsmanas Linas įrašo žurnale. Padarėm bobą. Tai buriuotojų kalba reiškia, kad burė susisuko per vidurį, jos viršus ir apačia liko išsipūtę. Atvinioti burę plaukiant pavyko per 2 valandas. Visą tą laiką Dominikas ir Rokas prakabėjo stebė svyruojančiame iki 10 metrų į vieną ir į kitą pusę. Sustiprėjus vėjui, kapitonas įsakė pasikelti mažesnės bures. Pasak buriuotojų, vienai dienai nuotykių užteks. Ryt nauja diena ir dar pusė vandenyno prieš akis.